Na tai kągi, sveiki visi, šiandien yra Kaziuko mugė ir einame žiūrėti, ką pardavinėja vaikai. Ir turiu klausimą, kaip jums sekasi šiandien pardavinėti? Labai gerai, jau daug pardavėm. Aha. O su sesė palaikot nuostabią draugystę, viskas gerai? Taip. Ir čia abi dvi pardavinėjat, kaip suprantu. Tai gerai, sėkmės jums, ačiū labai. Tai kaip sekas biznis? Taigi, sveikinu jumis su šiandienos diena ir noriu tokį vieną klausimą paklausti. Kuom ši Kaziuko mugė yra išskirtinė nuo praeitų metų? Šita Kaziuko mugė yra ypatinga tom, kad jinai vyksta per tikrą kazimierinių šventę ir šiandien yra mano mamos gimtadienis. Sveikinimai, linkėjimai jūsų mamai. Tai ką, kaip tau sekasi šiandien? Gerai. Ką nuveikiai, ką nusipirkai? Nieko daug, tik tai sulčių. Sulčių? O tavo gal kokia šeimyna, gal šeima pardavinėja kažką? Ne. Ne? Tik vienas čia tai apsiprekiauti? Taip. Nu ir šaunu, ačiū. Taigi labas Kajau, ir turiu klausimą šiai dienai, Kaziuko, kadangi tai kiek išleidai šiandien? Jau išleidau 3 eurus, bet dar daugiau tikrai išleisiu. Šaunuolis, šaunuolis. O kaip metų sportininkas, manau, ar nėra čia per daug saldainių? Svorį reikia mest, bet saldumynai tokie skanus negaliu atsisakyti tiesiog. Tikrai taip. Mėly vaikai, šaunuoliai, darot saldumynus, maladėts. Bet kažkaip mačiau žvakės ten kažkokias pardavinėjai. Nėra saldų, bet nuostabia žvakės. Tai va. Taigi radome tas nuostabia žvakės. Taipogi pasižiūrėkit, kokios skirtingų dydžių, skirtingų spalvų. Išties nuostabu. Ar sekasi pardavinėti žvakės? Taip. Tikrai taip. Tai ateikite šitą suolą, galima parodyti va šitoj vietoj. Nuostabiausios žvakės, laukiam jūsų. Labas, Patricija. Ar tu esi pasiruošus šių metų persirengėliams? Šiaip dar ne. O kodėl? Neskubat kažkaip? Ne, neskubu kažkaip tiesiog, nes nežinau, neturiu laiko tiesiog. Matematika jau. Ne, matematika, muzika. Muzika? Egzaminai? Prieš paskutiniai metai, bet iki 6 turiu sėdėti muzikos mokykloje. Supratau, tad gerai, eik apsišoping, nes mačiau daug gėrių, ypač ten gale žvakės nuostabios parduoti. Tai va, ačiū. Na tai kągi, sugrįžtame prie šauniųjų mano klasiokų, bet togi ir mokinių tarybos narių. Taigi, kaip jums sekėsi šiandien Kaziuko mugėje? Na kągi, išėjau iš aktų salės, labai daug nemačiau Kaziuko mugės, bet iš pradžių pamačiau, kad visa mokykla buvo pilna žmonių. Net tėvai atėjo iš namų pažiūrėti. Tai iš tikrųjų labai daug buvo prekių, maisto produktų. Mačiau ir rankų gamybos ten kokio apyrankių, kur galėtų draugiai ar draugams padovanoti. Iš tikrųjų esu nustebęs. Gaila, kad piniginės nepasiėmiau, nes tikrai būčiau nemažai pinigų padėjęs, bet... Padėjęs būtum, bet ar Luknė padėjo pinigų šiandien? Tiesą sakant, ne, bet žinau, kad mama nupirko čeburėkų, tai eisim paragauti. O be abejo, vaikų čeburėkai tikrai nuostabus, tai ačiū labai jiems. Bet Na tai kągi, artėja į pabaigą ta mūsų Kaziuko mugė. Einame dabar vėl į pamokas, nusipirkau keksiuką. Atrodė vienas padariausių iš visų, bet tos žvakės nesėkmingai. Kažkaip girdėjau, sakė nuostabios, bet žiūriu, nei mažėja, nei didėja. Tai kažkaip silpnai su tam žvakėm. Bet šiaip užskaitau aš pilnai šitą šventę, šitą visą pardavimų minę. Buvo žmonių begalė, labai daug žmonių buvo. Reikėjo eilėse laukti, čia kaip Norfa atidaryti naujai, kur neįmanoma. Turi 3 dienų palaukti.
Iš tikrųjų buvo daug, be galo žmonių ir dabar truputį žingsniuojame pamokas, liūdnai, bet džiaugsmingai su visokiausiais saldumynais. Tai va, ačiū labai, susimatysim iki kito karto. Bang, 3 jaučiu atsisveikinimus padariau.